Labas rytas, mėlyji. Jeigu pabudot ir jūsų burna sausa, lūpos sausos, gal jūs miegojat išsižioję, bet jūs naktį prakaituojat. Visą laiką žmogaus išeina daug drėgmės ir miegant per prakaitą. Plius ryte jūs norit į tualetą, bet pirmiausia atsikėlę eikit į virtuvę ir išgerkit vandens. Gal kitiem nesinori vandens gerti. Yra skirtingai žmonės, kuriem reikia visos stiklinės, kuriem reikia tik poros gurkšnių, bet gerti būtina. Ryte atsikėlus būtina išgerti nors tą porą gurkšnių. Jeigu visiškai nėra poreikio vandeniui ir jūs esat vyresnis žmogus, tai gali būti jau jūsų sutrikęs šitą signalizaciją, kad reikia. Tai labai dažnai būna vyresniems žmonėm. Ryte sutirštėjęs kraujas sukelia vyresniems žmonėm labai daug atvejų insultų ir infarktų. Ryte atsikėlus, prieš einant į tualetą, pirmiau nors porą gurkšnių atsigerkit vandens. Gerai labai su citrina gerti. Čia jau įpilta citrina, vanduo ir citrina išspausta. Tai kiekvieną rytą mano porcija aš išgeriu apie pusę stiklinės iš ryto, o po to išgurkšnoju dar šitą per visą dieną. Su citrina labai gerai. Tai ne tik vitaminų porcija į organizmą, bet tai daug duoda tokią dezinfekciją, citrina daug dalykų padaro jūsų organizme. Žinot, aš galėčiau labai daug aiškinti apie šitos dalykus, jų tikrai esat girdėję ir žinot, aš tik norėjau priminti jum, kad vandenį būtina gerti, ypač kurie turi cukraligę, diabetą, jiem praplaus kraują, mažesnis kiekis bus cukraus. Kurie turi inkstų arba tulžies pūslės akmenligę. Taip pat yra reikalingas vanduo, kad kraujas būtų skystesnis, išvalo tas druskas, išvalo. Gerkit rytais vandenį. Nesunku atsikėlus, stiklinį padėtą iš vakarų, paimat porą gurkšnių nors išgeriat, o jeigu noris ir visą stiklinę išgerkit. Vanduo pastoviai turi būti naudojamas, mėlyjei.